Santa Claus isn't real? I thought he was real still. Patraukite mažus vaikus nuo televizoriaus. Vyčio krepšininkai netrukus atskleis visas kalėdų paslaptis. Kai kurį laiką, aišku, nesakiau, apsimetinėdavau, kad tikiu. Ieškodavom, aišku, dovanų namie jau artėjant šventėm ir kartais ir rasdavom. Tai tekdavo ir pažaisti, kol tėvų nebūdavo. Ne, ieškodavau. Tai Paulius toks naglas, tai ir lyzdavau po kampus visus, turbūt. Bet labai apgaudavo mane, pastoviai laukdavau kalėdų senelį. Laukdavau, kad ateitų, bet neteidavau. Bet dovaną rasdavau. Bet paskui supratau, kad neatsimenu, kiek tiksliai metų buvo. 8 metų, gal 9, nepamenu net. Sesi pasakymo. Šiaip pats įtardavau, vis tiek jau į mokyklą eidavau ir klasiokai irgi tą patį kalbėdavau, kad jau nebėra jo. Aš vieną kartą radau irgi, bet iš pradžių netikėjau, paskui kitą dieną pamačiau, kad per pačias kalėdas, kad jau tos pačios dovanos, o tada ir įtariau ir jau sesė irgi patikėjau. Teko ir man ieškoti jo. Manau, visi pro tai praėjo. Ir kaip sekės? Radau, bet nesupratau, kad radau dovaną, tai buvo konstruktorius užklotas toks vata. Tai atidariau tą dėžę, pažiūrėjau, konstruktorius nemačiau, uždariau ir paskui kliuvau po egle, tai nustebau. Ne, aš kažkaip neieškodavau, žinai, gerai paslėpdavau, iš tikrųjų, kad nerasdavau, žinai, taip nuo akivaizdžiai. Ir nors kalėdos stebuklų metas, kai esame geresni nei įprasta, būna ir savotiškų kalėdinių nuodėmių. Atsimenu, pernai metais kaip irgi daviau interviu apie šventės ir pasakojau apie megztinį, kur nenešėjau, tai laikai pamatė, tai užpyko iš tikrųjų žmonės dėl to, ta prasme, aš įgavau jį, po to perdovanojau ir žodžiais. Po to, kai visi prisiminė, tai piktai buvo labai manęs. When the Nintendo 64 came out, me and my little brothers was going crazy about it when we got it, and my mom bought it for us, and I never let my little brothers play. So for the entire Christmas, I played by myself. I didn't let my brothers play, and that's probably the craziest or the best Christmas that I remember having as a kid. Šiandien krepšininkams per kalėdas dažniausiai tenka žaisti jau kitus žaidimus. Pavyzdžiui, krepšinį. Grafikas iki pat švenčių arba iškart po jų būna niekiek nelaisvesnis nei įprastam. Prisiminimai, darbiniai prisiminimai, nes aišku, visą laiką ant kailio, ne visą laiką, bet kiek dirbu, tai pertrauka, pasiruošimas vyksta intensyvus. Šiemet ta pertrauka nenusimato tokia, bet tai tiesiog sakau, toksai intensyvus darbas tęsiasi. Bet šventės yra šventės, tai yra kūčios kalėdos ir visiems malonu susitikti šeimose ir tą laiką būti šeimoje. Nors atsipūsti beveik nėra kada, bet ne kiekvienas krepšininkas turi savo šventimo tradicijas ir randa tai, kas juos žavi per didžiausias metų šventes. Iš dalies išskyrus vartotojišką visuomenę subtiliai sukritikavusi Gediminą Maceiną. Šeima susibūrė, malonu iš tikrųjų ir kiti daugiau gal senesnius giminaičius, kurie rečiau pamato, susitinka. Tai tikrai smagu, malonu per šventes susiburti visiems ir pašnekėti ir tikrai labai tik geriausios nuotaikos būna ir laukiam iš tikrųjų tų švenčių. Visur papuošimai, parduotuvėse, mandarinų kvapas, geros emocijos. Pavyzdžiui, kalėdų, tai dovanų pirkimas ir viskas. Tokia tradicija, kaip ir pas visus susirenka visi į namus ir viskas. Kūčias, pavyzdžiui, taip jokių kažkokių skirtinių, kaip sakoma, special tradicijų nėra. Na, bet pasninko ir Gedimino Maceino santykis yra šiek tiek special. Jei kiti kolegos komandoje bent per kūčias atsisako mėsos, pavyksta. Nieko sudėtingo labai tame nėra. Pavyksta tą dieną. Tai Gediminas Maceina pasmaguriauja. Žinokit, niekada taip nepavykdavo. Paprasčiausiai pamirždavau, kad negalima mėsos ar kokių lašinių valgyti. Sudrausminti, bet primindavau, kad nepatogiai pasijuto, bet tiek to. Tačiau net Gedimino Maceinos ritualai komandai nepadėjo išvengti belaukiant švenčių užklupusių negalavimų. Žinau, kad nebėra ką filmuoti. Tai šie žmonės beliko. Vytis jau buvo kiek išretintas traumų, kai pralaimėjo 2 rungtynes praėjusį savaitgalį. Aš suprantu sunku. Aš suprantu. 7 nėra lengva žaisti. Pavedėm, atgal, klaidos. Vėl pavedėm, vėl klaidos. Kodėl jūs nėra naglumo? Kodėl? Jie nagliau sulošia. Kažkodėl, tai jie gali prasiverš po krepšių.
atrodo, ir taip pat dirbam, ir taip pat ruošiamės varžybom, ir visus tikrai varžovus ir vertinam, ir analizuojam, ir gaunasi taip, kaip gaunasi. Nežinau, kodėl banguoja, kaip sunku pasakyti. Būna, kad banguoja. Nežinau, neturiu kažkokio konkretaus tiklaus atsakymo, bet taip jau mes pasman tiksliau įrašti komandų. Daug žaidėjų iškriti ir net nežinau, kas yra, bet manau, kad viskas atsities laiko einant ir vėl bus pergalės. Manau, kažkada tai tas ieškojimas baigsis, kai turėsim visą pilną komandą. Tai manau, didžiausias mano noras būtų Kalėdų senelio, kad atneštų. Šią savaitę Vytis turėjo žaisti susitikimus su Palanga ir Šilute, tačiau jie buvo nukelti atitinkamai sausio 5 ir gruodžio 27. Grįžus po priversinės pertraukos Vyčiui teks iš karto žaisti rungtynes prieš titulą ginančią Marijampolės Sūduvą, kuriai pirmajame Mezon NKL rate Šakiuose Lietuvos krepšinio fanų komanda po kovos nusileido 12 taškų skirtumu. Šiandien ekipa nebesuskaičiuoja ne 5 sveikų žaidėjų, o Šeltonas Jacksonas ir Marijus Užupis netgi atsidūrė ligoninėje. Išsamiau apie jų situaciją jau artimiausioje laidoje.